Sveiki gerbiamieji, šis video bus įdomus visiems, kas nori užsakyti magijos paslaugas pas mane. Kaip dirba magija? Aš daug kartų sakiau, privačiai bendraujant su klientais, su užsakovais, kad yra keli punktai, kurie būtini, kad ritualas pavyktų, kad jūs gautumėt rezultatą. Tai yra pirmas punktas, kai jūs esate 100% tikri dėl savo norų, tai yra užtikrintumas. Tai yra pirmas punktas, tai yra be galo svarbu, tai yra vienas iš 3 akmenų, kurie sudarys pamatą ritualo sėkmingam įvykdymui, įgyvendinimui realiame plane. Antras punktas tai yra terpės sudarimas. Kas tai yra terpės sudarimas? Tai yra, kai jūs sudarote terpę jėgoms padėti jum padaryti ritualą. Yra toks labai geras anekdotas žydiškas. Žydas meldžiasi: viešpatie, padėk man laimėti loteriją, viešpatie, padėk man laimėti loteriją. Taip jis meldžiasi kokius 10 metų, o Dievas jam sako: Chaime, tu nors bilietą nusipirk. Čia yra toks juokelis, bet labai svarbu tiem, kas kreipiasi, kad suprastų, kaip tai veikia. Jūs turite sudaryti terpę. Tai yra, jeigu jūs norite, kad pas jūs grįžtų mylimas asmuo, jūs turite ten elgtis taip, kaip tam asmeniui patinka. Jeigu jūs norite ten sudaryti terpę, ateiti jūsų gyvenimo pinigams, tai nereiškia, kad jūs turite sėdėti sėdmenim ant sofos ir laukti, kol jums kažkas kažką atneš. Ne, jūs turite dirbti, jūs turite būti atviri aplinkybėm, kurie jums atneš pinigus. Jeigu jūs norite sudaryti terpę ten, kad jūsų priešas gautų kažkokį prakeiksmą, tai čia jau yra viskas aptariama individualiai. Jeigu jūs, tarkim, norite sudaryti terpę sėkmės ritualų, jūs vėlgi turite save pozityviai teikti, vykdyti meditacijas ir viską, kas reikalinga jums, kas yra duodama privačiai ir individualiai. Dirbti su savo sąmonė, tai yra sąmoningai žvelgti tai, ką mes darom, ir sąmoningai siekti rezultato. Ir trečias dalykas, tai yra turbūt svarbiausias, tai yra pilnai paleisti situaciją. Kodėl reikia pilnai paleisti situaciją? Todėl, kad dvasios loa, demonai nemėgsta, kai joms trukdo, ir dažniausia viskas užsitęsia, jeigu jūs ypatingai nervuojatės ir pergyvenate. Žmonės be pergyvenimo, be nervų, be psichinių tų striokų gauna rezultatus kaip faktas labai greitai. Tai kol kas tiek. Norintis rašykite privačiai, norintis pagerinti savo apskritai erdvę, gerovę. Neužilgo nauji įdomus projektai, o kol kas iki. Ir būtinai dėkite patiktukus, komentuokite šį postą ir dalinkitės jo. Iki.